Sveikučiai, sveiki visi. Jo, chebra, nepasivaideno. Čia tas pats aborigenas Raima. Nu ką, nežinau, ką jum pasakyta prasme šiandien. Biški pabendrausim, biški pažuvausim. Kaip sakant, pamedžiosim ant gyvos žuvelės, ant muilę. Kaip matėte ten, kas mane stebi, ten konkrečiai viską ir žino, nes čia nieko nuo jūsų nepaslėpsi. Žodžiu, esmė tame, kad čia dabar tie filmavimai mano buvo. Ilgą laiką, ta prasme, nefilmavau, ten buvo žvejota. Kažkaip, nežinau, gal motyvacijas ar kažko tai, bet žiūri, chebra, kažkaip tai palaikot mane YouTube'ai. Čia buvo apgalvojami tie dalykai, ar iš vis čia kažką bekurti, apart tų klipukų trumpų. Tai žodžiu, nusprendžiau vis dėlto, turi 2000 prenumeratorių, kuriuos surinkau, sunku pasakyti net. Dabar galim ir pasižiūrėti. Čia kažkas klausinėja, aš čia kažkada esu daręs ten interviu. Pats apsigavau, tai galim žvilgtelt konkrečiau. Nes šiandien tokia mano žvejyba, sakau, šiek tiek ir pabendrausim. Galėsit komentuoti, atrašysi visus komentarus. Išskyrus tie, kur labai gudručiai tenai būna, tokių gudručių. Yra vaistų ir jiem, kurie ten jau nebekomentuoja, kažką bando, žodžiu, įsipisinėti, atvirai pasakys, įsipisinėti. Tuoj aš čia nukrypau biškį nuo temos. Taip, žiūrim. Taip va. Dabar konkrečiai pasakysiu savo prisijungimo datą. Tai prisijungiau 2021 metais 08.04 dieną. Tai čia 08 nežinau dabar, tingiu net skaičiuoti. Vienu žodžiu, kas toliau. Toliau taip žiūrim. Žiūrim dabar taip. Raimo Zajabys Fishing, kaip norit, taip vadinkit. Zajobas, Zajabys, vis tiek manau, jeigu dar kažkada bandysiu gal susikurti naują savo pavadinimą, bet nes pagal šitą jau ką aš dabar turiu, tai čia mane kai kurie jau pradėjo bibavoti, koks tu Zajabys, jeigu tu ne Zajabys, nu, žodžiu, tai va. Tai jokių problemų. Bus galim, kaip sakant, paprastai persivadinti. Čia gal bus ateity. O dabar turim, ką turim, tai va, 2000 prenumeratorių, 94 vaizdo įrašą, aišku, čia su visais klipukais trumpais. Tai ką, statistika tokia, 2 metai 2000 prenumeratorių. Nu, aš kaip ir sakant jau savo pasiekiau, nors nesu minėjęs asmeniškai pats. Galvojau, kai YouTube pradėjau kelti, ten apie praeitį nebesiknisinėsim, su kuo ten buvo filmuotasi, pamirškim tuos laikus, žodžiu. Žiauriai gailiuosi dėl tų dalykų. Nu, bet nesmė, chebra. Ne dėl to gailėkis, bet dėl to, kad tiesiog pats netikėjau, kad taip gali pasisukti visi tie reikalai. Ir dabar man šitas šleifas, kaip sakant, visi gandai dar eina. Sutinki žvejybui vis dar tą patys klausimai. Sorry, chebra, daugiau į tuos klausimus neatsakinės, aš neturiu konkrečiai kažką vardinti. Kam ir reikals, patys viską žinot. Aš esu paprastas žmogus, o tie žvejai, kurie ten prieina prie manęs,
tiesiog paklausė, kur čia galim žvejoti, tai ten paprastas atsakymus būna, kad žvejoti ten, kur yra vanduo, o kur vanduo gal ir žuvies yra. Šiaip tai aš manau, kad normalų žvejai patys turi savo galvą, nekupūst ant gal, kaip sakant, ant pečių. Žvejyba tas ir yra, kad tu pats eini ten susirandi, atvažiavai prie telkinę, turi numatyti, turi turėti, kaip sakau, niuchą, kurioje vietoj žuvis laikas, aiški informacija gerai, bet kas per daug tas nesveika. Čia man asmeninė nuomonė. Ieškokitės kitų kanalų, kurie ten nuorodas duoda. Pas mane, kas žino mane, tas žino, kurie nežino, gal sužinos kažkada ateityje. Nu, šiaip tai, kaip minėjau, mano tikslas ir buvo toks, kad pasižiūrėti YouTube'ai, pasifilmuoti ir pažiūrėti. Žodžiu, tai buvo. Galvoju, įmėsiu keletą vidosų, pasižiūrėsim, kas ten bus, ar man iš vis kažkas žiūrės, bent jau keli prenumeratoriai bus. Tai ir tai bus man jau didelė garbė, kaip sakant. Tai va. O gavosi kaip gavosi. Nežinau. Šiemet tų video tikrai buvo mažai, nes atvirai pasakysiu, šie metai man tokie buvo. Tiesiai šviesiai, sušikti, nes kadangi dar jie nesibaigė, bet netektis visokie kažkokie nusivylimai, prarasti, na, žodžiai, kažkokiu gavnu ir tiek žinių. Čia jau, aš jau per daug kažką šneku, tai nesvarbu. Aš esu toks žmogus, aš geriau tiesiai šviesiai į akis, negu kažkur ten ša. Tai va, chebrytė, šiandien, va tiek norėjau su jum pabazarit, sakau, rašykit, komentuokit. Aš neprašau jokį ten, būkit žmonės, man padėkit, man kaip čia sunku, man čia reikia pinigų, ten aš ten žinot. Nu ne, aš kūriau dėl jūsų, kūriau tos vidosus. Aišku, aš nieko prieš, jeigu ten atsiranda žmonių, kurie man paremė. Ačiū jam, tikrai ačiū, tokius žmonės gerbi. Bet tai aš neįsiu ten, sako, kodėl tu ten taip elgiesi. Aš elgiuosi, kaip aš elgiuosi. Ta prasme, aš neturiu klausyti kažkano nuomonės, kitų. Aš turiu savo nuomonę ir savo apsisprendimą. Sako, eik tu ten, ieškokis, rėmėjų ten kažkur, eik ten, čiut, atsiprašant, nelys šiknon, kad kas norės, tas mane susiras. Yra visi mano kontaktai, aprašymas pagrindiniam puslapį, visi aprašymai. Yra elektroninis paštas, Facebooks be šansų. Nu, tai va tiek ir norėjau. Žodžiu, chebra, kas žvejoja, kaip visada, nei žvyno, nei uodegos. O kas nežvejoja, tiesiog pažiūrėkit gal mano vidosą, paspauskit kokį nykštį žemyn, nykštį aukštyn. Čia jūsų nuomonė, čia jums spręsti. O aš dabar dar, kaip minėjau, šiandien bus žvejyba ant Muiliaus. Vietoj čianai vėl savo baloj vadinamai. Čia irgi nepaslaptis. Pabandys neseniai kažką filmavau, iš vis norėjau nebefilmuoti, kaip minėjau, bet tiek to. Tai va, imsim įrankį vieną, kam ten daug jų reikia, ant Muilė, pagrindinės vietas, kurias seniau žvejodau ir dabar tik tiek biški neramin, kad tokia vėja nėra, norėts biški čiut stipresnė vėja, nesvarbu. Turi pasiemis dar ir slieką. Jeigu kartais ant muiliuką neims, pabandysi ant slieką, nes čia žvejau jau keletą žvejybų seniau, tai ir ant slieką pasigavo, bet video nedėjau. Tai va, nu ką, chebra, kaip sakant, aborigenai grįžta.
Nu, visai šioks toks vėjelis yra. Kažkaip norėjasi vėjelį, aišku. Ir kryptis gera. Sakyčiau, bus gal ir gerai. Gal ir kažką pagausim. Jo, reikia paeiti. Toliau. Nuo ano galo judėsim per keletą vietų. Nu va, kaip visada geras naujienas. Jau vienas spiningistas atiko kolėjų. Dar nedaeis iki tos vietos, tai žinias tokias, kad vakar bandė, šiandien jau irgi bandė kažkiek įkibimą. Pakalbėjom, nu ir ką. Tradiciškai, kaip rimtas žvejys, palinkėja sėkmės. Na, o man sėkmė, kaip visada, atneša sėkmę. Tai va, žodžiu, baigiam atkeliauti čionai. Va, pradėsim nuo šitas vietas ir judėsim. O čionais nėra vėjuka, čia toks užuovėja. Na, nesvarbu. Nebandysi, nesužinosi. Nu, va, kokias chebra naudoja krėslus. Oi. Ką bandom džiauti. Mailioką. Nu. No. Darysim pirmą zabrosą. Pirmą laimikį turim pirmoj vietai. Nu, visai podobnas ešerioks. Ako, normalioks. Pradžią turim. Bandam vėl mailiuką, šį kartą riebesnį užgaudžiau. Jau laimikis yra, tai ir video bus. Nors bet kokiu atveju būtų video įkeltas. Taip kad bandom toliau, šitą tik pirmą vietą. Nu ir ką, toj pačioj vietą antrą, tiek užsimečiu. Nu šits šiek tiek mažesnis, bet va godžiai prarys. Okei. Va. Spinglys. Ką bandam, nu šits jau вообще Matroskins.
Matroskinas. Sakau, gal nebėra, vėl ėmimo turi. Bandam žiūrėti. O, ne Matroskinu šį kartą vėl. Va. Normaliai. Prarys. Liuks. Smagi, kol kas smagi žvejyba. Aišku, to reikėjo tikėtis. Nes vienas iš mėgstamiausių mano rudeninės. Nu va, turim dar ėmimą. Nu, o kas čia dabar? Ką nebus tik šaudyklė arba... Ne, ne šaudyklė, chebra. Va. Kaip ten tas vadinamas. Na, žiokis. Gražuolis. Kol kas šios dienos big fishas. O, atsargus ėmims, bet gražus. Nu ką, nespėjau meškerės padėti ir vėl ėmimą turiu. O, ir vėl. Normaliai. Normaliai čia šiandien man. Čia bus už tai, kad ilgai nefilmavau, ilgai nekėliau. Turim dar vieną žuviną. Haha, dar vienas ėmimas. Nu ir ką. Nu ir vėl. Gražuolis. Čiut maželesnis, bet šiandien gražiai čia man. Pirmą vietą. O, kamerą išsijunginėjai, chebra. Nu va, susitvarkiam kameras reikalus. Turim kaip ir dar vieną ėmimą. Nu jo. Dar vieną turim. Prašau. Normalioks. Ką, reikia pakeisti mailiuką, nes kadangi vėl neseniai turėjau kibimą, ėmimus, atleidimus, ištraukė numušt mailiuką, sugebėjo kažkaip nufirfit, žodžiu, nuo kablio, bet jau ėmimai silpnėja, aišku, pirmą vietą. Manau, dar kažkiek pabūnam ir bandysim judėti toliau. Nu, kokį gražų dabar ėmimą turi. Nu, pabandom. Ne, jau čia mažėja, bet taip jau kaip didelis dėdė. Jant.
Nu ką, man atrodo dar vieną metimą ir judam į kitą vietą. Ilgai laukt skibimus. Nu. Bet kažkaip tai jau tie ėmimai tokie atsargus, aiškiai, ir žuvis mažieji. Bet, kaip sakant, veiksmas vis tiek dar vyksta. Nu ką, dirbam toliau. Niekaip negali išeiti iš tos pirmas vietas. Nu, jeigu žuvies yra, veiksmas vyksta, ko kam ten eiti. Nors iš tikrųjų yra gerų čia perspektyvių mano žinomų vietų. Atleido, žodžiu, buvo vėl kibims. Matomai tie dydžiai jau nebe tokie, kad muiliaus nebepasiema. Nu ką, man atrodo, reikia nešti kumpsį į kitą vietą. Nu va, atėjom ir į kitą točkę. Eidams dar tai pagalvoju, kodėl aš linkiu jum nei žvyno, nei uodegos, jeigu čia šiandien man rytinis tas palinkėjimas sėkmės. Žymiai geriau groja. Bandysim dabar. Va, jau antis net laiką man duoda. Spauskit ir jūs. Bandysim dabar čia šitą vietą irgi. Gan perspektyvi, aišku, kaip šiandien. Neaišku, bet verta dėmesio. Nu ir šitoj vietoj ėmimo turi dar. Nu. O ai ne, galvo kažkaip įdomiai. Gal ir užkliuvis buvo. Kas eilinis. Spiglys. Prarys. Iki šiknos. Kažkoks įdomus ėmims, taip pat atsargiai atleidinėja, vėl vežė ir vėl atleido. Nu, tai turbūt čia ne, atmetė. Atleido. Na jo, chebra. Perspektyvi vietų, bet tik vieną sukrapšiu. Dar vieną ėmimą turėjau. Kažkas bandė lyg atleido, bet net daugiau nieko. Tai va, kaip sakant, kaip žvejys, taip ir melagis perspektyvi vieta. Jeigu jinai perspektyvi, tai ir turėjo būti perspektyvos. Nu, bandam toliau keliauti. Nu, pabandam dar kitoj vietai. Bet šiandien keisti ne vieną.
matroskina, tik kaip matroskinai, bet būdavo šaudyklės da iššaun. Bet šiandien ne. Kas čia jėmiems jau? Nesupratau. Kažkaip įdomiai. Nu nebesijuokit jau, nebesijuokit. Pirmantis laiką dėjo, dabar pradėjo juoktis. Nu pažiūrėsim. Kas čia gaunas, nesuprant, kas čia vyk. Tikrai jėmiems, hebra. Nu pažiūrim. Kas čia dabar? Tikrai ledekai įtari. Nu kas? Pikti savo prisišnekėjau. Nu, kas čia toks? Ledeka. Ledeka. Kaip ta ledeka? Oi, nu tikrai. Silkė čia ne ledeka, aišku, bet. Nu ir ką mes turim. Va, jum ir bazaras. Saka, prisibazarink, prisišnekėk. Nu, apsiramink, va. Turim silkiną. Faktas, man atrodo, kai čia yra nelegali. Bet va graži kabliuks užlapytės. Šansų pabėgti, aišku, nebuvai. Eikda įsmyga kaip galingai. Nu, turim ir silkę, aišku, čia. Galim žiūrėti, galim nežiūrėti, bet matom. Ne, čia ta tašė 45. Tai žodžiu, čia nebus normas. Šiaip metrą nesinešiojau, nes kadangi gaudau ešerį. Tai va, gerai. Į laisvę. Bet tai blemba šitą paleistų, vėl tu čia išbaidys. Einam kiton vietan. Nunešim kiton vietan geriau aštą. Einam. Viskas, dabar jau galim bus ir paleisti. Jo. Nu, bet šiandien hebra kamera grybą pjaunti konkrečiai. Nežinau, kas gaus iš tą video. Bandys kažką surinkti aš jum. Bet tai nežinau. Tokį grybą pjaun, kad... Tai va. Bandykim toj vietai, nes šaudyklą tą nunešėm į kitą vietą paleis, kad šį daug nebaidytų. Bandam toliau. Turim jėmimą dar vieną. Nu, tikiuosi nepeiliuks, ne. Nu, šitą ko man reikia.
Nu ką, turim dar vieną. O, man tai tokie patinka. Lydeka tai ir lydeka. Aš ne lydeka tai jau šiandien gaudyti. Nu, parodyk savo tas dyglis. Smagu. Nu ir ką? Ką vėl silkė? Nesupratau. Kas ši per šūdus, aišku. Makanda turbūt. Pažiūrim. Jo. Nėra. Šaudyklė. Švenai. Ir nėra. Tai va. Tuo reikėjo tikėtis, aišku. Šiandien man įdomi čia kažkaip gavas. Galvoju. Nukanda kabliuką persirišau. Seks ką to aborigenai. Reikia dėti pavadėlį. Ką man tas pavadėlis, jeigu aš gaudau ešerį. Manis lydeka, pavyzdžiui, visai nedomina. Tik tiek, kad žinau, kad ant muilė neišvengs tų dalykų. Taip, kad saurė chebrytė šiandien buvo ešerių žuklė. Sako Raima, mažiau bazarį geriau pakeist vandeniuką. Gerai, pakeisim vandeniuką. Be jokių problemų. Ai, patogu. Persipilė. Persipilė. Mačiau chebra va ten užbaigia muilę. Einam pažiūrėsim. Aišku, čia priėjims ne kažką, bet kaip nors gal pabandom. Na va, ir jėmimą turim toj vietoj, kur muilė veikia. Nu ir ką mes aiškia. Kasgi medžioja. O čia va tokie medžioja. Gerai, atsinešim muilę. Bandysim pakartoti.
Na va. Bet taip sunkiai kažkaip net atsikabina va, ant krantą. Na. Nu ką, dar vieną ėmimą turim. O, haha. Na jo. Na, bet tik užlupytės, atrodo tokie normalūs kliovai. Yes. Nu ką, chebryte, baigiau žvejybą, baigiau vydę, nežinau, ar čia dėl to, kad senai filmavau, kamera gribavo juodai, kažką sukrapštys įkels žodžiu. Tai va, kaip matėt, laimikį turim, sėkmingai bus paleisti į rūkyklą kažkada, nes norėjau ešerių, gavau ešerių. Tai va, chebra, kaip sakant, nei žvyno, nei uodegos, atsiprašau, sėkmės, chebra, nes šiandien sėkmė atnešė laimikį. Karočiai, laukiu komentaro. Susitiksim kituose mano pasirodymas. Nežinau, kad dabar bus video. Matysi, kaip jūs sureagavat. Ir taip toliau. Turiu aš dar kažkiek tai idėjų liko. Gyvos žuvelės. Pabandyti į upę įlysti. Kas ten gyvena. Žodžiu,